šiandienos tikslai užimti kuo geresnį rezultatą ir matysime. Kol kas po vakar dienos GP2 klasėje pirmavau, bet po griuvimo ir kelių klaidų užėmus 5. poziciją nukritau į 2. vietą. Padaryti 2 splitai, tai dažniausiai kur vyksta lenkimai, tai per splitus, tai daugiau galimybių apsilenkti, tai turiu daugiau pušinti visą laiką, bevažiuojant. Pasirodymas gal nebuvo pats geriausias, GP2 klasėje teko pasimaudyti, tai nugriuvau, o GP1 klasėje viskas kaip ir gerai, ten daug galingesni motociklai važiuoja, tai pasirodymas gal ne pats geriausias, bet ir ne iš blogųjų. Tai tiesiog tikslas čia kaip gera treniruotė prieš Europos čempionatą, tai važiuoju maksimaliai, dėl to galbūt ir atsiranda klaidos, kažkokie griuvimai, tiesiog dar mokinuosi kažkokių dalykų, tai bus matyti, važiuoju kaip geroj treniruotėj, tuo pačiu rinkdamas čempionato taškus. Tai. Keičia sraigtą, šiek tiek kitokį. Palei vandenį, kur labiau ten šiek tiek aštresnis iš vietos. Greitis biškį sumažės, bet turės aštrumą. Esu Karolis, man 16 metų. Šitam sporte jau 2 metai. Dabar važiuoju GP4 klasėse. Šiandieną C2 Elektrėnai Cup varžybose, 2 važiavimai buvau pirmas ir šiais metais važiuoju į Europą kartu su Domantu. Jau pirmas etapas Europos buvo, likau 5 iš viso, iš 15. Galutinis tikslas, kur matytum save? Tai šiais metais podiumas Europoje, kitais metais Europa ir pasaulis.
per sankabą boksuoti, ne? Visai nieko, GP2 klasiai nešau antras, buvau šiek tiek atlikau pakeitimų motociklę, keičiau suveiktą, užsidėjau netinkamą prabuksavo man visą laiką, tai visą laiką važiavau trečioje pozicijoje, į galą važiavimo apsilenkiau priešininką, kuris važiavo antroje pozicijoje ir tokio ir likau. O GP1 baigiau trečioje pozicijoje. Vertinu gerai, gera treniruotė, geras pasiruošimas prieš Europos etapą. Tai tikėjausi šiek tiek, kad galbūt bus viskas geriau. Pagriuvinėjau, pasimaužiau, bet kažkiek ir patobulėjau, kažką įsinešiau. Taigi šios dienos ir vakar dienos varžybos baigtas, apdovanojimai baigti, kviečiame švęsti, vykti namo, ilsėtis ir pasiruošti kitoms varžyboms.